Ekomisija. Sveiki, radio stoties XFM laidos Ekomisija klausytojai. Primenu mūsų laidos šūkį, kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Tęsime laidų ciklą apie alkoholį ir tabaką, su viltim, kad nors mūsų vaikai ir anūkai gyvens blaivioje ir nerūkiančioje Lietuvoje. Visą šį laiką mūsų laidos svečias bus gerbiamas Aurelijus Veryga. Daugelis žmonių gerbiamą Aurelijų pažįsta, bet aš vis dėlto paminėsiu keletą šio nenuilstamo kovotojo už blaivią Lietuvą titulą. Netiksliau jų bus ne keletas. Gydytojas psichiatras, biomedicinos mokslų daktaras, Kauno medicinos universiteto docentas, Kauno medicinos universiteto biomedicininių tyrimų instituto mokslo darbuotojas, Nacionalinės sveikatos tarybos narys, Baltijos šalių tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos prezidentas, Vyskupo Matiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pirmininkas, Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP valdybos narys, Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų kontrolės politikos tinklo Nordan valdybos narys, neetatinis Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komiteto ekspertas, taipogi premjero visuomeninis patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų kontrolės klausimais. Šios mūsų laidos tema – kodėl svarbus amžius arba kodėl gamintojams reikia paauglių. Su gerbiamu Aurelijum kalbame apie alkoholį poveikį paaugliams ir kodėl paskutiniuoju laiku gamintojai itin daug dėmesio skiria būtent šio amžiaus potencialiems vartotojams. Taigi, gerbiamas Aurelijau, kodėlgi svarbus šit amžius? Na, iš tikrųjų, čia yra keli aspektai ir pirmiausia, tai yra aišku susijęs su biologiniais dalykais, kurie nulėmė priklausomybės atsiradimą ir labai dažnai tenka girdėti priekaištaujančius, ypatingai dabar, kai prasidėjo svarstymai, kad reikėtų neparduoti alkoholinių gėrimų neturintiem 20 metų. Jungtinėse Amerikos valstijose tas amžius yra net ne 20-21 metai. Aišku, yra šalių, kur yra ir jaunesniem parduodama, bet čia ta diskusija tokia atrodytų, kaip ir ore pakabinta, neaišku, kiek čia tų metų turėtų turėti žmogus ir dažniausiai politikai sako, čia žmogus gali balsuoti, gali kurti šeimą, susilaukti vaikų, o negalės išgerti. Arba į karą eiti jau galės, taip, tėvynę ginti. Gali kariauti, o jau čia prigerti, suprask, negalės. Iš tikrųjų reikėtų atskirti du dalykus. Teisinį dalyką ir tą tikrai sveikatos, tokį biologinį ir psichologinius dalykus. Nes amžiaus riba, kuri yra dabar, arba kuri yra netgi ir JAV, 21 metų, tai yra susitarimo klausimas. Tai yra metų riba, kurią sugeba sutarti politikai. Jinai nebūtinai turi kokį nors tokį medicininį pagrindą ar pagrindimą. Šiaip jeigu imti taip labai bendrai, tai kuo vėliau, tuo geriau. Ir aš pabandysiu pasakyti, kodėl taip yra. Tai tas ankstyvas pradžios amžius, kada yra pradedama vartoti, yra siejamas su vėliau esančiomis labai didelėmis problemomis. Pirmiausia, tai dėl priklausomybės ir dėl kito rizikingo elgesio. Tai dėl pačios priklausomybės yra labai aiškiai įrodyta, kad kuo anksčiau prasideda vartojimas, tuo daugiau žmonių tampa vėliau alkoholikais arba priklausomais nuo tos psichoaktyvios medžiagos. Ir buvo daryti tyrimai, kurie bandė įvertinti, kokia yra ta priklausomybė, tai kiek skiriasi, kiek žmonių taps priklausomais. Ir vieną tyrimą aš labai dažnai cituoju, ten buvo berods Jungtinėse Amerikos valstijose irgi darytas tyrimas. Ir ten mokslininkai nustatė, kad jeigu alkoholį pradeda vartoti 14 metų arba jaunesni asmenys, tai tikimybė, kad jie turės problemų susijusių su alkoholio vartojimu, tai reiškia bus arba alkoholikais, arba labai žalingai vartos alkoholį, sukeldami savo žalą sveikatai. Ten buvo nustatyta, kad tokių buvo apie 16%. Toj grupiai, kuri pradėjo vartoti, būdami 14 metų ir jaunesni. Kaip jie tai įvertino, aš negalėčiau šiandien pasakyti, bet pagal tą pačią metodiką vertinti vyresni, pradėjo vartoti 21 metų arba vyresni, jau tų problemų turėjo tik 2,5%. Tai reiškia, skirtumas yra 6-7 kartai. Ir iš tikrųjų, tas pradžios amžius yra be galo svarbus. Tiesiog čia yra toks labai biologinis
dalykas, kuris yra susijęs su smegenų raida. Ir kuo jaunesnis žmogus, tuo tas pažeidimas yra didesnis, tuo didesnė priklausomybės tikimybė. Yra ir kitas aspektas, tai yra psichologinė branda, ne biologinė. Aišku, jinai yra susijusi su biologinė raida, bet tam tikrą prasme mes bręstam psichologiškai ir panašiai, ir skirtingai. Ir jeigu paklausti žmonių, kada jie realiai pradėjo suvokti, kad jų elgesys gali padaryti tikrą, realią žalą sveikatai ir kada jie pradėjo iš tikrųjų rūpinti sveikata ir elgtis atitinkamai, koks tai buvo amžius, dauguma žmonių sunkiai tą momentą gal pagauna, bet iš tikrųjų, jeigu bandyti objektyvizuoti ir vertinti, tai yra maždaug apie 25 gyvenimo metus. Plius minus, žinoma, žmonės yra skirtingi ir ta variacija gali būti kelių metų, bet tokį, jeigu paimtumėm vidurkį, tai ta branda tokia jau realesnė, jinai ateina apie 25 gyvenimo metus. Ir tą žmonės yra suvokę ir kai kur ta riba yra netgi taikoma. O pavyzdžiui, kur? Ta pati paminėta galimybė balsuoti. Balsuoti mes galim nuo 18, bet kandidatuoti parlamentą jau galima tik nuo 25 metų, jeigu neklystu. Tikėti, eiti į bažnyčią, melstis, atgailauti ir panašiai mes galim turbūt net nereikia 18 metų, mes daug anksčiau tą pradedam daryti. Bet būti įšventintų į kunigus irgi, kiek žinau, be 25 metų tai neįvyksta. Yra ir kitų dalykų, sakykime, galimybė nešiotis ginklą savigynai gatvėje. Tai nežinau, ar tas nėra pasikeitę, bet anksčiau irgi būdavo nuo 25 metų tik tai leidžiama. Žodžiu, ten, kur žmonės supranta, kad aš galiu daryti labai reikšmingą įtaką kitiems žmonėms, nepasiekę šito amžiaus, aš to negalėsiu daryti. Vėlgi net ir gydytoju, tu lyg tai ir gali tapti teoriškai bet kada, bet praktiškai studijos trunka 6 metus ir vis tiek tu šitą amžių pasieki. Labai natūraliai ir ateini iki brandos. Ir iš tikrųjų žmonės taip retrospektyviai atsukus tą filmą atgal, jie iš tikrųjų pakankamai aiškiai tą ribą pradeda matyti. Kada iš tikrųjų pradedama suvokti, kad gyvenimas yra trapus, kad tai, ką aš darau, atsilieps man, mano sveikatai, mano gyvenimui ir aš tada pradedu priiminėti sprendimus daug atsakingiau. Tai vat, kai mes grįžtam prie alkoholinių gėrimų vartojimo, iš tikrųjų gamintojai tiek alkoholio, tiek tabako, tiek apskritai bet ko, kas yra susijęs su psichoaktyvių medžiagų vartojimu, labai gerai žino, kad jeigu žmonės nepradeda šitų medžiagų vartoti iki 25 metų, tikimybė, kad jas pradės vartoti vėliau yra labai labai nedidelė. Dažniausiai, kad įsivaizduot, kaip tai vyksta, galima padaryti tokį netgi tiesiog eksperimentą, paimti ir paklausti žmonių, kurie šiandien yra, gal su gėrimu čia yra Lietuvoje sudėtingiau klausti, nes yra labai nedaug tų nevartojančių žmonių, bet su rūkymu yra labai paprastas pavyzdys. Jeigu paklausti nerūkančių žmonių, kuriem yra bent 25 metai, ar jie rūkytų, ar jie pradėtų rūkyti, jeigu jiem cigaretės būtų duodamas už dyką ir dar už tą rūkymą būtų damokama pinigų. Sakykime, nuperku aš jiem bloką cigarečių ir sumoku 100 litų už tai, kad jie tą bloką surūkytų. Tai 99% sakys, kad ne. Tai bet čia nebėra jokio verslo tada, tai jų niekas už dyką nedalina, jo labiau niekas nemoka pinigų už vartojimą. Tai gamintojai labai gerai žino, kad peržengus tam tikrą ribą, įtikinti žmogų elgtis rizikingai bus labai labai sunku. Galima dalį žmonių paveikti, labai intensyvia reklama, intensyvia rinkodara ir iš tikrųjų tas buvo daroma. Ir tam tikra prasme pavyksta, jeigu tai yra susiejama su tam tikrais socialiniais dalykais ir ypatingai su tam tikrais egzistuojančiais stereotipais arba su jų keitimusi. Ir iš tikrųjų gamintojai tą puikiai žino ir išnaudoja, sakykime, kurdami reklamą specifišką moterims arba specifišką vyrams, labai gerai žinodami jų psichologiją. XFM.
this thing. Make a one man weep, make another man sing. Change a hawk to a little white dove. More than a feeling, you got the power of love. It's tougher than diamonds, bricks like cream, stronger and harder than a bad girl's dream. Make a bad one good, the wrong one right. Power of love is what keeps you home at night. You don't need money, don't take fame. You don't need no credit card to ride on this train. It's strong and it's sudden, it's good sometime. It might save your life. That's the power of love. The power of love. Well, the first time you feel it, it might make you sad. Next time you feel it, it might make you mad. But you'll be glad, baby, when you found the power of love that makes the world go round. You don't take money, don't take fame, don't need no credit card to ride on this train. It's strong and it's sudden, sometime it might save your life. Say that only love is fair, well, but you don't care. You know what to do when love gets a hold on you. With a little help from above, you feel the power of love. Ooh, the power of love. Can you feel it? Don't take money, don't take fame, don't need no credit card to ride on this train. It's tougher than diamonds, stronger than steel. You won't feel nothing till you feel. Money, don't take fame, don't need no credit card to ride on this train. It's strong and it's sudden, cruel sometime, but it might change your life. Well, don't take money, don't take fame, don't need no credit card to ride on this terrain. It's strong and sudden, cruel sometime, but it might save your life. Oh, talking about the power of love. Ooh yeah, the power of love. Power of love. Power of love. Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temos. Kas vyksta paauglystėje? Absoliuti dauguma žmonių pradeda vartoti alkoholinius gėrimus tikrai ne dėl to, kad jie yra nuo jų priklausomi. Juk kai pradedam vartoti, tai mes tikrai jokios priklausomybės neturim. Ir tikslas būna visiškai kitoks. Dažniausiai pritapti prie grupės, dažniausiai noras susibendrauti su tais, kurie daro tą patį, pamaištauti, pasirodyti labiau suaugusiu. Ir tik vėliau atsiranda tos problemos, kurios jau yra siejamos su priklausomybė, su visais kitais ten dalykais. Ir gamintojai tą vėlgi labai gerai žino ir reklamą taiko labai tiksliai, specifiškai būtent tiem jauniems žmonėm. Kartais jinai yra taikoma netgi vaikams, net ne paaugliams, kurie apskritai tuos sprendimus priiminėja visiškai nesąmoningai
ir labai naiviai tiki viskuo, kas yra rodoma ir sakoma. Nu, nereikia vaikų. Dar ne taip senai buvo laikas, kai močiutės kaime tikėjo viskuo, kas yra laikraštį parašyta. Gal ir dabar dar yra tokių. O vaikai jie iš visogi tiki pasakomis, tiki, kad yra drakonai, tiki, kad yra fėjos ir visi kiti ten tie stebuklingi sutvėrimai. Ir iš tikrųjų viskas, kas yra rodoma per reklamą, kad jauni žmonės, kurie geria, yra labai sėkmingi, labai gražus, labai seksualūs, labai patrauklus ir taip toliau. Visų šituo yra tikima. Šitie dalykai sugriūva tik paskui, kai tu pamatai, kad iš tikrųjų tai taip nėra. Aurelijau, gal kokių reklamos ir rinkodaros pavyzdžių galėtum pateikti, iš paskutinių metų, ryškesnių, įdomesnių? Nes kol kas kalbėjome abstrakčiai, viskas aišku, bet gal yra pavyzdžių lietuviškų. Galima, iš tikrųjų. Nebūtinai lietuviškų, gal, tarkim, užsienietiškų ir lietuviškų. Yra pačių įvairiausių iš tikrųjų tų pavyzdžių ir vienas iš tokių gal ryškesnių buvusių vieno iš sidrų reklama Lietuvoje, kur ta reklama, aš sakyčiau, buvo vėlgi, kaip ir minėjau, kurta net ne paaugliam, o iš tikrųjų vaikiško amžiaus žiūrovam. Tai buvo televizinė reklama, kur reklamuojant šitos gėrimus, tipiškai vaikam buvo kuriama pati netgi aplinka. Daugam turbūt yra tekę matyti, kas augina vaikus. Vaikams skirtas korteles, kur vaikai mokosi, bet ko, medžių, žvėriukų, skaičių. Tai ten paprastai šviesiam fone yra išskiriamas kažkoks vienas objektas, kurį vaikas labai gerai mato, atpažįsta, jam lengva yra įsiminti. Tai nėra perkrautos kažkokios kortelės, ten tų objektų nėra daug. Ir šitos reklamos būtent ir buvo tokios. Tai būdavo dažniausiai šviesus fonas, kažkokie šokinėjantis objektai. Tuo konkrečiu atveju tai buvo šokinėjantis mobilus telefonas, ten batukas, vyšnia, kuri paskui jau iššoka į skardinę ir tada pasirodo iš tikrųjų pats tas gėrimas, nuskamba pavadinimas. Šalia to tai buvo labai tokia įtraukianti muzika ir aš labai gerai atsimenu, tuo metu mano vaikai buvo dar labai maži, iš tikrųjų jie pamatė tą reklamą, nes tuo metu dar reklamuojama buvo dienos metu, tiesiog sustingdavo prie televizoriaus. Sustingdavo ir negalėdavo patraukti akių. Nes visa konstrukcija iš tikrųjų buvo skirta net ne paaugliui. Paauglio tokios reklamos nelabai jos veikia. Ten veikia kiti dalykai. Paauglius labiau veikia tokios reklamos, kur jauni, gražus žmonės gamtoje traukia alaus dėžę iš vandens, kur jie ten labai gerai leidžia laiką, kur yra labai gražios merginos, gražus vaikinai, jie parodyti kaip labai gražiai bendraujantis, linksmai leidžiantis laiką. Tokiu būdu kuriant asociacijas iš tikrųjų, kad tas geras laiko leidimas, geri draugai ir panašiai yra susiję iš tikrųjų su alkoholiniu gėrimų vartojimu. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas iš tikrųjų vyksta ir paklausytumėm žinias paprastai po kokių išleistuvių Arba ilgųjų šventadienių tų. Arba ilgųjų šventadienių, tai mes iš tikrųjų girdim visiškai kitą vaizdą. Kad tie jauni žmonės, kurie tokiu būdu leido laiką, tai nuskendę, tai dar kažkas tai atsitikę. Ir tai yra būtent jauni žmonės, kurie nesugeba tų rizikų įvertinti. Ir vyresnio amžiaus žmonėm tas arba rečiau atsitinka, nes jie matyt kažkaip sugeba tas situacijas jau susikurti saugesnės, arba jie tiesiog išmiršta iki to amžiaus ir jau mes tų situacijų pamatom mažiau. Tų konkrečių reklamų būtų galima rasti, aš manau, tikrai labai nemažai ir kiekvieną jų psichologiškai būtų galima panagrinėti. Ir gal net ne tame yra pats tas pagrindinis dalykas, bet vėlgi gamintojai tą puikiai žinodami, kartais netgi tarėsi su teisininkais, savo teisininkais, kiek toli galima eiti. Aš kaip tik norėjau apie tai paklausti, bet čia ko gero gal mūsų kitos laidos tema bus. Kaip čia matyt ant Britų ašmenų tai pravažiuojama, kad beveik legalu, beveik nelegalu, o jeigu geri teisininkai, tai niekaip neprikipsi, ar ne? Ir galų gale kitą kartą net nusprendžiama tą ribą peržengti. Ir Lietuvoje situacija jinai yra palanki tų ribų perženginėjimui, nes iš tikrųjų baudos yra palyginti nedidelės, kadangi reklamų biudžetai yra milijoniniai, baudos paprastai siekia 10 000,
Aš manau, kad gamintojai, kurie nusprendžia tą ribą peržengti, jie tą baudą tiesiog įskaičiuoja į sąmatą. Iš karto įtraukia. Nes yra tikrai stebėta ne vieną kartą, kai tokie, akivaizdžiai provokuojantis dalykai yra. Vėlgi, jeigu kalbėt gal ne apie paauglius, bet jau kalbėt apie suaugusius žmonės, daugeliui turbūt teko matyti vieno iš alaus gamintojo reklamą, kur alus yra siejamas su vyriškumu ir kur buvo rodomi vyrai ten laistantis gėles, besirūpinantis vaikais ir paskui maždaug yra toks komentaras, kad tikri vyrai to nedaro, tikri vyrai eina gerti į barą. Žodžiu, jeigu tu ten rūpinėsi gėlėm namie jas palaisti arba jau esi tiek nevyriškas, kad rūpinės savo vaikais, tai tu tikrai ne vyras, o esi boba. Ir tikri vyrai tai eina po darbo į barą pagert. Ir kita reklama prieš tai buvusi sakydavo, kad ten vyrai susirenka, pasimuša, išgeria ir kad moteris to niekada nesupras. Ir kad tai yra vyriška. Žodžiu, tiesiog naudojamasi tais stereotipais, kurie visuomenėje egzistuoja. Ir vaikai, vėlgi tie patys paaugliai, jie matydami šitos dalykus, jie juos perima ir tiesiog naudoja. XFM. Priminsiu, tai laida E-komisija, kalbame su gerbiamu Aurelijum Veryga, o mūsų laidos tema – kodėl svarbus amžius arba kodėl gamintojams reikia paauglių.
Kitas dalykas, kas vėlgi yra sietina su dideliu poveikiu paaugliam, tai yra alkoholinių gėrimų siejimas su sportu. Ir Lietuvoje mes turim krepšinį, kurį iš tikrųjų labai lietuviai mėgsta jį žiūrėti, mėgsta patys sportuoti. Ir alkoholio gamintojai labai išmaniai yra susiję, ypatingai alų, su šita sporto šaka. Ir turbūt visiems yra tekę girdėti tą posakį, kurį neabejoju sukūrė kažkas tai iš rinkodarininkų, kad mus vienyje alus ir pergalės. Tai nuo kada tas alus mus vienyje, sunku labai pasakyti, kad pergalės vienyje gali ir taip, bet kada alus buvo susietas su krepšiniu, tai labai nesenai. Jeigu jūs pasižiūrėtumėt prieš 10-15 metų, tai tokio ryšio nebuvo. Jis yra sukurtas tiesiog tų pačių rinkodaros specialistų, kadangi vaikam krepšinio žaidėjai tai yra tokie pusiau dievaičiai. Iš tikrųjų, šitos sporto šakos įėjimas su šito gėrimu daro labai didelį poveikį. Ir berniukų grupiai pasižiūrėjus, kas yra labiausiai vartojamas gėrimas, tai yra alus. Būtent nepilnamečių berniukų grupiai. Ir manau, kad tai yra tikrai neatsitiktiniai dalykai. Alus, kiek aš atsimenu, ne vien su krepšiniu. Krepšinis tai krepšinis, bet kažkada tai, man atrodo, Palangos lenktynės, tradicinės Palangos lenktynės, ar nebuvo kartais sponsoriavimas, aš dabar tiksliai neatsimenu, ar tik ne Horn alaus. Čia dar linksmiau, sakysim, prigėręs krepšininkas, tai jis gal tritaškinį mes, arba ten ir dvitaškinį mes, arba dar kažką ten tokio, bet mėgstantis išgerti alaus lenktynininkas arba mėgstantis greitį, tai čia toks mišinys dar pavojingesnis. Iš tikrųjų, gamintojai irgi yra protingi žmonės, nebūtinai moralūs, bet protingi. Intelektas nėra susijęs su kažkokio amorale veikla ir tikrai... Gali būti taip, gali būti anaip. Durnas nusikaltėlis didelio nusikaltimo nepadarys. Jis gali vištą pavogt, bet jis milijoną niekada nepavogs. Tai intelektas nebūtinai saugoja nuo kažkokių blogų dalykų. Ir gamintojai yra intelektualų žmonės. Jų intelektas yra, aš manau, aukštas. Būtent dėl to jie sugeba matyti, kur galima sukurti ryšį ir kur tas ryšys bus tikrai apčiuopiamas, duodantis didelę naudą. Ir aš neatsitiktinai paminėjau krepšinį ir alų Lietuvoje, nes daugelį šalių jis nėra siejamas su krepšiniu. Tai gal su futbolu, su ko nors? Taip, jis dažniausiai yra siejamas su futbolu, nes būtent futbolas pasaulyje yra turbūt sporto šaka numeris 1. Dažniausiai rodoma, transliuojama, matoma, pritraukianti daugiausiai žiūrovų ir ten aludariai sieja su sportu ir Lietuvoje futbolas buvo tapęs netgi šantažo įrankiu, kai pirmą kartą svarstant apribojimus alkoholio reklamos, iš tikrųjų tuometinis LRT direktorius pasakė, kad tai sukels didžiulių problemų, nes tuo metu LRT turėjo transliuoti futbolo čempionatą, dabar jau nepamenu kokį, ar Europos, ar pasaulio. Ir buvo pasakyta, kad ten vienas iš rėmėjų yra alkoholio gamintojas ir prieš varžybas privalu yra ištransliuoti, kad jis yra rėmėjas. Ir tas reklamos draudimas ar apribojimas pažeistų ir lietuviai jau nematys to čempionato, tiesiog nebus galima jo transliuoti. Tai paaiškėjo, kad tai net nebuvo tiesa. Jokio ten to gamintojo reklamos nebuvo prieš tai, ten buvo kažkokia kreditinė kortelė rėmė ir jos ten reklama buvo sukama prieš tai. Ir tada tuometinis LRT vadovas net nesiteikė parodyti sutarties. Bet čia gal nesmė, aš tiesiog noriu pasakyti, kad šitie dalykai veikia ir politikus. Ir jeigu prisimintumėt visiškai neseną istoriją, kai Seimo narių portretai perbraukti ten raudonais ar juodais kryžiais buvo parodyti per Kalėdas žmonėms sėdintiem namie prie Kalėdų stalo ir buvo pasakyta, kad šitie žmonės vos neuždraudė krepšinį Lietuvoje, nes buvo apribota alkoholinių gėrimų reklama dienos metu. Ir buvo nuspręsta, kad kadangi reklama yra draudžiama, tai nebus galima transliuoti ir krepšinio varžybų, nes ten žmonės bėgioja su ant marškinėlių užrašytais alaus gamintojų pavadinimais. Tai visi šitie dalykai, visa šita parama nevyksta jinai šiaip savo. Ir kai vyko Seime svarstymai alkoholinių gėrimų reklamos apribojimo ar draudimo,
balkone sėdėjo tokie žymūs žmonės kaip Šarūnas Marčiulionis ir kiti žymūs veikėjai, kurie ten neatsidūrė šiaip savo. Ne šiaip savo žymiausi treneriai iš tikrųjų labai reikšmingai komentavo, kad aludarių parama sportui yra labai svarbi, kad be to krepšinis vargu ar išgyventų, nors kai pasidomėjom, kokia yra ta parama, jinai sudaro labai neženklę dalį. Iš tikrųjų, tų komandų biudžetų ir sportas be jų tikrai išgyventų. Gal atsirastų kitų sponsorių, nes dabar ta Savaime vieta aišku. užimta. O dabar šitie ir krepšininkai, ir treneriai tampa savotiškais įkaitais ir aš juos taip žmogiškai suprantu. Jeigu tau duoda pinigų ir tave remia, tu tiesiog negali kitaip kalbėti. Ir žmonės to nelabai supranta. Nelabai supranta, kiek jų vardu naudojamasi, vėliau jau įtakojant politinius sprendimus. XFM. Thought I heard all the answers. I didn't listen to my heart. So sure of what I needed, but now that we're apart, don't know why I fought so hard for my freedom. Now I know I was wrong. Suddenly I realized with you is where I belong. Is it too late? Oh, did I wait too long? Don't want to make the same mistake I made so many times before. Is it too late? Too late. Searching for words to tell you, trying to show that I still care. So many things have changed, still so much that we can share. Now I know there's no other way. I don't ever want to say goodbye. Another chance, another day. I'm willing to try.
Komisija. Tęsime diskusiją toliau. Niekada alaus gamintojai ar bet kurie kiti gamintojai nepamiršta paminėti politikam, kad jie remia sportą, kad jie remia kitus dalykus ir niekada nepamiršta pasinaudoti šantažu, kad jeigu bus draudžiama reklamuoti, jie tą paramą nutrauks. Visada šitie dalykai iškyla į viešumą, visada yra primenami ir iš tikrųjų nežinau, kodėl žmonėm niekada nekyla tokių klausimų. Nes jeigu aš esu tikrai geras žmogus, aš noriu būti mecenatas, aš noriu remti kažką, aš juk to nedarau dėl to, kad mane kas nors pareklamuotų. Aš tą darau visai dėl kitų tikslų. Ir jeigu aš kam nors daviau pinigų ir paremiau, aš tikrai tą padariau ne tam, kad mane kur nors įrašytų, o jeigu aš tą darau tam, kad mane kur nors įrašytų ir viešai parodytų, tai nėra tas tikrasis rėmimas ir mecenavimas. Tai yra iš tikrųjų socialinio veido kūrimas ir gamintojai tą labai gerai žino, kad va tą socialinį veidą reikia išlaikyti palankų, nes niekam, nei paaugliam, nei suaugusiam nereikia amoralaus verslo. Tokio, kuris iš tikrųjų yra griaunantis žmonių gyvenimus, o jis iš tikrųjų toks ir yra. Iš tikrųjų, dėl šito verslo gaminamų produktų žmonės praranda šeimas, vaikus, anksti miršta, valstybė patiria didžiulius nuostolius atlygindama šeimom, gydydama tos žmonės. Tai visa šitas, sakykime, socialinio veido kūrimas yra skirtas neutralizuoti tokiam supratimui. Ir vaikai tam yra jautrus. Iš tikrųjų, jie viską mato ir jie mato tą kuriamą gerąją pusę. Mes pripratę matyti, kad jeigu akivaizdžios problemos dėl alkoholio vartojimo, tai paprastai parodoma, kai jis kur nors ten kaime prisigėrė kokio ten samagono, įkrito į griovį arba ten girtas traktorininkas, dar tokie vaizdai. Ir maždaug alus, kultūringas jo gėrimas, tai čia būtų kaip labai sveika, gera alternatyva tiem visiems nesveikiem dalykam. Ir gaunasi, kad tas alus nėra taip nupiešiama, kai jis nėra blogas, netgi gėris. Čia yra toks savotiškas kuriamas tų pačių gamintojų įvaizdis gal toks. Tai ne tik alus. Kuo labiau meluoji, tuo lengviau žmonės patiki. Nes kuo akivaizdesnis melas, tuo pasirodo jis labiau yra priimamas kaip tiesa. Ja, tai jis gal dėl to priimamas, kad jį nuolat ir dideliais tiražais, dideliais biudžetais yra transliuojama. Nes yra kažkur tokia kaip informacijos konfrontacijos teorija, kad jeigu ten 1 prieš 10, ką tu bekalbėtum, jeigu ten 10 užversta kitos informacijos, tai sutryps ir užguis. Taip, galų gale net klausimo tokio nebekyla ir tie va tokie melai viešai pateikti ir sukurti, jie tampa net tokiais neginčytinais dalykais ir dėl jų žmonės net nebediskutuoja, o tą pateikia kaip kažkokią aksiomą apskritai, kurios net įrodinėtgi nebereikia. Man atrodo, čia Reicho propagandos ministras Jozefas Gebelsas, man atrodo, yra ten tokia savo citatą, tiksliai neatsimenu, bet maždaug taip, kad jeigu labai dažnai kartuoti bet kokią ten, kad ir netiesą, tai jinai taps tiesa. Dažnai, agresyviai, visur, įkyriai kartuoti ir jinai taps tiesa. Nepriklausomai, kas ten iš tikrųjų yra. Viena iš tokių populiariausių, kas yra susijęs su alkoholio vartojimu, tai yra, kad draudimais nieko neišspręsi. Jo. Bet svarbiausia tokiais draudimais, kurie realiai net nedraudimai. Ten pagazina, jokios kontrolės, jokio nieko, jokio efektyvumo. Pasakau, matėt, bandėm, matot, kad nieko neišeina. Aš įsivaizduoju, reikėtų laukti, kol kultūra įsišaknys ir keliuose visur ir nebausti vairuotojų už greičio viršijimą, nieko, tiesiog laukti, nes baudom nieko nepadarys. Yra dar tokia viena įdomi teorija, kuri nežinau, kiek turi pagrindo, kiek ne, ir yra žmonių, kurie mąsto lygiai taip pat, kaip mąstė Hitleris, kad tie silpnieji tiesiog turi žūti ir jų turi nelikti.
Bet mes kažkada kalbėjom, kad Tai prieš vyks. tai sodra žus ir pasmauks visą ekonomiką, visi išlakstys į Anglijas, Airijas, nes čia bus PVM vos ne 50% ir mokesčiai tokie, kad reikės gydyti tas pasiekmes. Minėjot, kad vien našlaičių namai, vien visokio alkoholio, vien adaptacijos iš kalėjimų grįžusių programos, ten tų vaikų, neaišku kaip našlaičiai, nes nei karo, nei maro, nei kokių tsunamių Lietuvoje nebuvo, iš kur tų ten našlaičių namų tiek. Paaiškėja, pagrindinis dalykas yra alkoholinės problemos, gal nuo jų reikėtų pradėti. Tai- Ar yra kas nors suskaičiavęs tą mastą, tą žalos mastą, nes vis sako, akcizai sumažės, rėmimas sumažės ir priešingai yra pasakoma, tarkim, iš jūsų pusės, kad žalos yra daugiau, o yra suskaičiuota, tiesiog paklota matematiškai, kad žala tokia. Ar gal sunku tai suskaičiuoti? Iš tikrųjų jau yra suskaičiuota, tik nėra suskaičiuota visa žala, nes visą žalą suskaičiuoti yra Čia plaukai labai, pasišiauštų turbūt. labai sudėtinga, nes, vėlgi, kad suprast, kaip yra skaičiuojamos to žalos, tai nėra taip labai sudėtinga suskaičiuoti, ką prarado pats tas žmogus, kuris gėrė. Bet tai kiek visuomenė prarado? Tai, o dabar kiek prarado visuomenė, sakykime, gal net taip nesiplečiant, bet dabar įsivaizduokit, kaip reikia pamatuoti, kiek prarado darbingumą ir kiek dažniau serga, tarkim, žmona alkoholiko. Kad jinai tikrai prarado ir darbingumą ir kad yra taip pat nukentėjus ir psichologiškai, ir kitą kartą net ir fiziškai, to paprastai neįvertina niekas. Kiek prarado vaikai augantis tokioj šeimoje? Kokie jie būtų buvę, iš tikrųjų kitokie. Kiek prarado visą klasę, jeigu, pavyzdžiui, Tiesiog 20 normalų, o 10 tokių, kurie Taip. net neleis mokytis, reikės visą tą kartelę nuleis žemiau, terliuoti su jais, vietoj to, kad mokinti, tarkim, normalius vaikus. Tai va Kas gali šitą, tą įvertinti? šitą įvertinti yra labai sudėtinga, galima įvertinti tas tiesioginės žalas. Tai vien ta Bet galima tiesioginė... kalbėti apie tai, tarkim, išvardinti visą tai ir žmogus galvos, ryšys tikrai yra. Gal sunku bus suskaičiuoti litais ar procentais, bet ryšys akivaizdus. Galima net ir litai suskaičiuoti. Europiečiai tą yra darę ir iš tikrųjų teko man skaityti tokią Europos studiją, kur bandė suskaičiuoti, kiek tų pinigų surenka ir kiek išleidžia. O gal iš kokių chrestomatinių užsienio pavyzdžių? Juk mūsiškiai ko gero iš užsieniečių mokosi, kaip ten apeiti tos visus įstatymus. Ne, iš tikrųjų, tai tos tradicijos yra Ar perimamos. čia daugiau iš Rusijos mokosi? Oi, ne. Ne? Rusija ten matyt kiti principai šiek tiek veikia. Mes čia jau save priskiriam tai vakarų kultūrai ir veiklai ir iš tikrųjų ta kultūra jinai nėra labai palanki. Ir dažniausiai kaip pavyzdys yra pateikiami skandinavai, bet pavyzdžiui Danijos pavyzdys labai aiškiai rodo, kad ten tas verslas nevaldomas, jisai pridarė tokių pačių problemų kaip pas mus. Ir ten jie turi labai daug problemų su vaikų ir paauglių alkoholinių gėrimų vartojimu. Aurelijau, o Karlsbergas yra kieno? Tai jis ten ir yra. Tai kažkaip Dano. Susišviečia. Ir iš tikrųjų ir mūsų bendrovės, kai kurios priklauso tai pačiai įmonių grupiai, savininkai yra tie patys, tai mokomasi, taip sakant, iš geriausių. Aurelijau, čia toks, kadangi kažkiek linksmumų reikia įdėti, nes taip niūriai kalbam, tai kai čia buvo kalbos, kad Klaipėdą prijungti reikėtų prie Kaliningrado, yra visokių priešiškų jėgų kalbančių apie tai, buvo tokie pajokavimai, kad Putinui tektų atkovoti jau nebe iš Lietuvos tą Klaipėdą, o iš Danų. O žinot kodėl, kad važiuojant į Klaipėdą jau 10 km iki Klaipėdos parašyta, kad sveiki atvykę į Klaipėdos kraštą. Čia jau yra jau Danų kraštas. Taip. Taip, kad čia gali būti toks trikampiai įdomesni. Aš manau, kad čia galima paieškoti tokių humoristinių sąsajų. Ir gal tikrai jie važiuotų vaduoti ir gelbėti. Gal tikrai klaipėdiečiai galėtų pasidaryti referendumą ir nuspręsti, kad jie Danijai. Tai kad jau aiškiai yra priskirta sveiki atvykę į Švyturio kraštą. Švyturys yra Karlsbergas yra Danų. Taip, galima ir taip pajokauti. Radau tokį pajokavimą, man patiko. Bet iš tikrųjų tai yra teisybė ir mūsų gamintojai jie dar tik mokosi. Aš prieš kokius gal 5 metus tam tikrą prasme pasidžiaugdavau, kad jie yra pakankamai buki ir eina labai
tiesiai ir tiesiogiai ir labai nesunku yra numatyti, ką darys. Bet dabar išgudrėjo gal? Dabar Kvalifikacija jie pakilo? mokosi, iš tikrųjų jie labai daug mokosi iš tabako gamintojų, kurie turi daug didesnę patirtį, to tokio visuomenės durninimą. Ir tų bylų, ir teismų, ir alkoholio gamintojai tikrai buvo pakankamai buki. Ir tikrai elgdavosi labai, labai kvailai ir nuspėjamai. Dabar jų lobistai tobulėja, jie važiuoja, mokosi, jų veiklą pamatyti yra daug sudėtingiau, jie veikia dabar labai apgalvotai, vengia viešumos, pradėjo vengti viešumos, pradėjo vengti tų viešų tokių konfrontacijų. XFM. Can turn a gray sky blue. You see, I can make it rain when I want it to. I can build a castle from a single grain of sand. Yeah. You see, I can make a ship sail on dry land, children. Yeah. Unhappy am I with all the powers that I possess. Yeah. Girl, you're the key to my happiness, and I can't get next to you. Ooh, Lord, can't get next to you. I've been trying a long time. Can't get next to you. I don't know what to do. Ooh, let me say, oh Lord, I can fly like the bird in the sky. I can buy anything that money can buy. Oh, I can turn a river into a raging fire. I can live forever if I so desire. Yeah. Unhappy man with all the powers that I possess. Yeah. Oh, you're the king. No, sir. Can't get next to you, baby, baby. Can't get next to you. I've been trying for such a long time. Can't get next to you, baby. Can't get next to you. Oh, come on. Let me tell you that I can turn back the hands of time. You better believe I can. You see, I can make the seasons change just by waving my hand. Let me say, I can change anything from old to new, girl. Yeah, and all the things I want to do the most, you see, I'm unable to do. Yeah. Unimportant, all these things that I'm trying to do every day. Girl, you see, I can't get next to you. I've been trying a long time. Can't get next to you. Oh, somebody ought to help me. Can't get next to you. Oh, let me go. Can't get next to you. Woo, let me. Lord, I've been working on it, baby. I've been thinking about it. You see, I've been trying to call you all day long, but you see, I don't have your phone number, honey. I've been thinking about you, baby. Something awful, you see. Sometimes I feel like I want to moan about it, and I just don't know what to say. And I say, Sugrįžtame atgal prie mūsų laidos temas. Aurelija, o nebūna taip, kad ne jie kalba.
Nes kažkaip atkreipiau dėmesį, kai prieš keletą metų buvo svarstoma, kad uždrausti kavinėse, ne lauko, o tikrose kavinėse rūkyti. Atsimena tą dalyką. Taip, taip. Tai tabakininkai kažkaip tylėjo, bet kalbėdavo dažniausiai tik tais ta tema kažkur laikraštį išlenda, tai iš karto eina straipsnis su viešbučių ir restoranų asociacijos, tam yra tokia asociacija, jo? Taip, čia yra klasika. Iškart būdavo tylu, o tik tais ta tema, tabakininkai tyli, o iškart jau ten labai kalba, verslas žlugs, viskas čia bus, ten viskas blogai. Kai ten pagal visas normas reikėjo galingiausias ventiliacijas įsiruošti, o Lietuvoje klimatas šaltas, įsivaizduokit, kokie ekonominiai nuostoliai yra su tokiu dideliu vėdinimu. Tai dabar, kai nerūkys, jie bankrutuos, nebeis tie valgyti. Taip, ir ta, ką jūs čia pasakojate, iš tikrųjų yra klasika. Gal dar daugiau tokių organizacijų? Kurią pasaulis labai gerai žino. Ir aš ne šiaip savo paminėjau, kad gamintojams yra labai svarbu kurti tą socialinį veidą. Ir jie tokiu būdu ir kuria. Ir man teko būti prieš keletą metų tokio įdomioj diskusijoj, kur buvo diskutuojama, ar yra morali ta parama tabako ir alkoholio gamintojų, tokiem tikrai geriem dalykam. Ir vėlgi buvo labai įdomu. Gal gyvą pavyzdį kokį turite, pavyzdžiui, tabako? Taip. Nes dabar neseniai, jau klaipėdietišką pavyzdį, ar nebus kažkokį projektą, ar sukurk verslo idėją, aš neatsimenu, kažkas tokio. Labai gražaus, labai tokio, pilna, netgi mano Facebook'e pilna, prisijunkit, darykit, o paskui žiūriu pagrindinis rėmėjas, kas ten, tik ne Philip Morris, kažkas tokio. Čia ne vienintelis jų dalykas, yra jie jų daro daug. Bet man atrodo, dar gudriau būtų jiem padaryti kokį ten labdaros fondą arba tyrimo institutą arba kažkokį ten NVI, VŠI ir per jį paremti, kai jie patys nefigūruotų. Jie šitus dalykus turi. Bet tai gal jiems jau užtenka to, kad jie ten jau nebesislepia. Generalinis rėmėjas ar kažkoks, žinot kaip. Iš tikrųjų, tai viskas yra daug subtiliau. Ir vėlgi, kaip minėjau, man teko tokio įdomioje diskusijoje dalyvauti, ar ta parama yra morali. Ir buvo labai gražu stebėti, kaip vieno šokių kolektyvo atstovai mūrų stojo berods už stumbrą, ar gal ir už tabako gamintojus, aš dabar tikrai neatsimenu, už kurį ten konkrečiai gamintoją, o pačiam gamintojui nereikėjo nieko sakyti. Jo, o čia aukštasis pilotažas. Visiškai nieko nereikėjo sakyti, tie žmonės tiesiog sakė, taip, bet daugiau niekas mūsų neparėmė, mūsų daugiau niekas nesuprato, jie vieninteliai paėmė ir šitai padarė. Aš ne šiaip savo paminėjau tą krepšinio pavyzdį. Vėlgi gamintojam tokioje situacijoje kalbėti nebereikia. Už juos kalba tie žmonės, kuriuos jie tam tikrą prasme tiesiog nusipirko. Ir nežinau, ar tie žmonės nesupranta, kad juos nusipirko. Ar jam gal tinka toks vaidmuo? Nes iš tikrųjų tai, man būtų tiesiog gėda tokius dalykus daryti, suprantant, kad tu esi kaip prostitutė, kurią nupirko, sumokėjo pinigus ir tu turi dabar gulėti ir daryti ir elgtis taip, kaip nori tas žmogus, kuris sumokėjo tau pinigus. Tai taip pat elgiasi šitie žmonės, kurie kitą kartą nepagalvoja, ką iš tikrųjų daro. Ir su tabaku tai yra labai aišku, pasaulis senai jau tą yra supratęs ir yra sakoma, kad reikia drausti ne tik reklamą, bet ir rėmimą šitiem verslam. Kad jie neturėtų galimybės tiesiog remti ir tokiu būdu kurtis tą savo socialinį veidą ir tam tikrą prasme ir reklamuotis, nes tai taip pat yra reklama, tik daug subtilesnė ir veikianti. Bet tai būtų siaubingas dalykas, to nedaleistų čia. Turbūt visos pajėgos būtų mestos, kokias tik tais jau. Iš tikrųjų, taip, ir tai yra labai sudėtinga padaryti. Ir net ten, kur teoriškai lyg ir yra sutarta su tais pačiais tabako gamintojais, jie vis tiek suieško būdų, kaip prieiti, svarbiausia, prie pačių intelektualiausių žmonių. Ir dabar Philip Morris remia ten vėl mokslą, anksčiau duodavo stipendijas ten gabiausiam studentam, tai reiškia net ir už pusvelčių susirinkdavo duomenų bazę tų gabiausių žmonių, kurios vėliau galėdavo pasiekti labai nesudėtingai. Žinodavo, ką jie veikia, žinodavo, kokiu mokslu jie užsiiminėja. Plius susikurdavo. Taip, į būtent tuos, kurie sprendžia. Nes kažkada jie bus gal politikai, gal dar kažkas, tai bus labai iš taip. senų laikų pamaloninti tų organizacijų. Ir iš tikrųjų tie žmonės bus jam palankus. Tai šitie verslai tą puikiai supranta, o visuomenė tai šitų dalykų nemato.
va ta tokia pilkoji masė, jinai nesupranta, kas čia iš tikrųjų darosi ir žiūri taip labai pragmatiškai. Aha, va davė pinigų, gerai, reiškia geras žmogus. Ir nesvarbu, kad jis ten papjovė kokį 20, nes pagal tą patį principą tai galima imti pinigus iš bet ko, iš Genytės galima paimti, ar iš dar kažko galima paimti tų pinigų. Nu ir kas, kad jie ten kažką darė. Svarbu, kad davė pinigų geram tikslui. Ir sako, pinigai nekvepia. Kadangi mūsų yra toks įsivaizdavimas, tai matyti, iš tikrųjų tie pinigai nekvepia. Bet jie nekvepia tik tol, kol tu pats asmeniškai nesusiduri su šitais žmonėm. Ir nepamatai, kokiais būdais tie žmonės veikia ir ką jie iš tikrųjų daro. Ir kad ten jokių ryšių su morale arba su kažkokiais tai principais iš tikrųjų nėra. Ten vienintelis principas yra pelnas. Toks labai paprastas dalykas, kurį reikėtų visiems žinot, kad jeigu nepilnamečiai, idealiu atveju žmonės iki 25 metų nepradėtų vartoti alkoholinių gėrimų, šita verslo šaka bankrutuotų savaime. Tas pats atsitiktų su tabako gamintojais. Jų tiesiog neliktų. Tai čia strateginė vieta, tai reiškia čia Taip. ypatingai strateginė ta vieta, ką mes kalbėjom, šitą laidą, tai yra ašis, apie kurį viskas sukasi, taip? Jeigu šitų žmonių vartojimas dingtų, kaip ir sakiau, šitie verslai bankrutuotų ir išnyktų savaime be jokių papildomų draudimų. Nebereiktų nieko daugiau drausti, užtektų įgyvendinti šitą principą. Bet tam, kad tai padaryti, iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga ir ne viena šalis šiandien dienai tokių tikslų nėra pasiekusi. Net ir tos, kurios turi geriausius administracinius gebėjimus, jom to padaryti ir užtikrinti tiesiog neišeina. Ir gamintojai deda visas pastangas, kad ir neišeitų. Nes dingus šitai grupiai praktiškai neturėtų jokios ateities. Tokia yra realybė ir iš tikrųjų tai yra tam tikras ženklas tėvam, kurie galvoja, kad reikia vaikus mokyti gerti. Gamintojai, aš manau, nepagailėtų jam ir pinigų sumokėti už tokias idėjas ir už jų sklaidą ir už tą įsitikinimą, kad vaikus reikia mokyti gerti. Išmokyti gerti yra neįmanoma. Ir kuo anksčiau pradės žmonės tą daryti ir kuo intensyviau tą darys, tuo baisesnės gaus pasiekmes. Nes iš tikrųjų, kaip ir minėjom, kuo jaunesnis amžius, kuo ankstesnė pradžia, tuo baisesnės pasiekmes. Tai kągi, širdingai dėkoju, ačiū tau, Aurelijau. Ačiū ir jums. Šią mūsų komisijos laidą tuo ir baigėme. Dėkui jums, mieli klausytojai, dėkui svečiui, atsisveikiname. Svečią kalbinau aš, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Iki susitikimų eteryje. Echo, echo,